Aš Lukas, imu tave Augustę, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kaip laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar lygos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Aš Augustė, imu tave Lukai, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima, kaip laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar lygos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land. So Pasaulį žydo naujas startuolis ALG Sync, kurio įkūrėjai ypatingi žmonės Augustė ir Lukas, dvi širdis, viena komanda, viena vizija. Kaip ir kiekvienas startuolis, šis prasidėjo nuo idėjos, galbūt nuo žvilgsnio, atsitiktinio pokalbio kažkuriame Žirmūnų kieme, nuo bendros tylos, kuri niekada nebuvo nejauki. Po truputį kaip tikri kūrėjai vystėte savo projektą, su jaunatvišku poreikiu, bet tuo pačiu kartai ir nuosekliai, su pagarba vienas kitam. Jūsų startuolio pagrindas – tikėjimas vienas kitu, o jo investicijos – ne pinigai, o laikas, kantrybė, pagarba ir meilė. Žinoma, kaip ir kiekvienam startuoliui, jums neabejotinai teks susidurti su savo iššūkiais. Bus dienų, kai atrodys, kaip sistema stringa, bus klaidų, kurias reikės taisyti, ir atnaujinimų, prie kurių teks taikyti. Bet jūs jau parodėte ir ne kartą įrodėte mums ir savo patiems. Turite tvirtą pasiryžimą ir siekį augti kartu. Brangus Augustė ir Lukai, tegu jūsų gyvenimo projektas, jūsų santuoka būna ne tik sėkmingas, bet ir laimingas. Tegu jūsų bendras kelias būna kupinas ne tik pasiekimų, bet ir mažų kasdienybės dovanų. Lauko virtuvėje, pasivaikščiojimų be tikslo, jaukių vakarų su arbata ir tylos, kurią gali dalintis tik tie, kurie iš tikrųjų pažįsta vienas kitą.
Ir jeigu tikėsite tuo, ką kuriate, jūsų startuolis turės visas galimybės tapti ne šiaip sėkmingu, o tikrų vienaragių. Bet šiandien švęskime meilę.